Sveiki, aš bitės profas Vaidas. Noriu Jums užduoti lengvą mįslę. Siūlo pigiau, bet ne ką prasčiau nei kiti. Kas? Taip, tai Xiaomi. Visgi naujasis šio gamintojo telefonas Xiaomi 12 visiškai kitoks. Kainuoja jis beveik tiek pat, kiek konkurentai. Bet ar prilygsta jiems? Išvis, ar verta į jį atkreipti dėmesį? Įsitaisykite patogiai, tuoj papasakosiu kas ir kaip. Kalbant apie telefono dizainą, išskirčiau du dalykus. Pirma, tai vienas mažiausių Xiaomi flagmanų pastaraisiais metais. Lyginant jį su konkurentais, Xiaomi 12 taip pat vienas mažesnių. Dabar, kai telefonai savo dydžiu kartais vejasi planšetes, šį modelį patogu laikyti vienoje rankoje arba kelnių kišenėje. Telefonas nesikėsins jo suplėšyti. Taip pat šio modelio korpusas itin tvirtas, lyg daug metų mokykloje pradirbusios mokytojos nervai. Xiaomi 12 rėmelis iš aliuminio, o nugarėlė stiklinė. Be to, ji matinė ir nekaupia piršto atspaudų. Priešingai nei kai kurių konkurentų modeliai. Taip pat telefonas neslysta. Tad jį laikant neatrodys, kad jūsų rankoje ką tik iš vandens ištraukta žuvis. Kad jau prabilau apie vandenį, šis telefonas nėra jam atsparus. Tad į jūros bangas su Xiaomi 12 geriau nenerti, o pilant lietui susirasti neperšlampančią slėptuvę. Trumpai drūtai apie ekraną – geras. Jei plačiau, tai ekranas su AMOLED technologija. Daug kontrasto, daug sodrumo perteikiant spalvas. Žinote, kiek jų perteikia Xiaomi 12? Iki 68 milijonų. 68 milijonų, Karlai. Tokiam rezultatui rinkoje nedaug kas prilygsta. Įprastai daugiausia pagirų susilaukia Samsung ekranai, bet Xiaomi 12 vertas jų ne ką mažiau. Kitas ekrano aspektas – 120 Hz atnaujinimo dažnis. Paaiškinsiu paprasčiau. Telefonas super sklandžiai perteikia animacijas. Tad pavyzdžiui, skrolinti Facebook'e ar Instagrame vienas malonumas. Beje, galite rinktis kintantį atnaujinimo dažnį. Jis keisis priklausomai nuo to, koks vaizdas bus ekrane. Nes kam eikvoti bateriją, kai galima ją pataupyti. Elementaru, Watsonai. Vaizdas puikus, garsas irgi nepriekaištingas. Čia pasistengė Harman Kardon garso sistemų ekspertai. Skamba tiesiog įspūdingai. Nei kiek neperdedu. Garsas itin švarus, žemi dažniai stiprus, paduoda kaip reikiant. Tad mėgausitės vienais geriausių stereo garsiakalbių tarp visų šių dienų telefonų. Ir dar viena smulkmena. Na, ne smulkmena žaidimų mėgėjams. Xiaomi 12 turi didesnį ekrano jautrumą prisilietimams. Tad bet kuriame žaidime telefonas puikiai klausys visų jūsų komandų. Tarsi tobulai išdresiruotas augintinis. Xiaomi 12 širdis Snapdragon 8 Gen 1 procesorius. Tai vienas geriausių procesorių randamų telefonuose. Aplenkia net esančius tokiuose titanuose kaip Samsung Galaxy S22 Ultra. Kasdieninės užduotys su šiuo telefonu lengvai jas sutvarkysite. Daug resursų reikalaujantys žaidimai, Xiaomi 12 juos valgo pusryčiams. Kalbant rimčiau, viskas veiks nepriekaištingai. O dabar apie bateriją. Nėra didelė, bet ir maža vadinti būtų įžeidimas. Jai labai padeda telefono procesorius. Jis efektyviai paskirsto resursus, tad bateriją laiko pagirtinai. Žinote, ką galėtume įrašyti į raudonąją knygą? Krovimo blokeliai telefono komplektacijoje. Tai vis didesnė retenybė naujų telefonų dėžutėse. Tiesa, Xiaomi 12 gausite su įkrovikliu. Ir dar kokiu, net 67 vatų. Taip, tai reiškia, kad šis telefonas palaiko ypač greitą įkrovimą laidu. Iki 100% telefoną įkrausite per kokias 40 minučių. Pagrindiniams konkurentams, pavyzdžiui, iš Pietų Korėjos, dar ilgas kelias iki tokių rezultatų. Beje, Xiaomi 12 galima krauti ir ne ką mažiau greitų belaidžių krovimu. Be to, nuo telefono nugarėlės galėsite pasikrauti belaides ausines ar išmanųjį laikrodį. Xiaomi 12 turi atvirkštinį 10 vatų belaidį krovimą. Ši savybė itin pravers kelionėse ar tiesiog visose situacijose, kai laikas – pinigai. Ekrane esantis piršto antspaudų jutiklis greitas ir tikslus. Tiesa, galiu mestelti nedidelį akmenėlį į Xiaomi kiemą. Man pasirodė, kad jutiklis įmontuotas kiek žemokai. Sakyčiau, kad pavyzdžiui Samsung Galaxy S22 telefone jis patogesnėje vietoje. Įdomu, kad piršto antspaudų jutiklis turi ir dar vieną funkciją – pulso matuoklį. Išmaniojo korpuso viršuje pamatysite infraraudonųjų spindulių siųstuvą. Skamba kaip Jameso Bondo naudojama technologija? Na, panašiai. Su šiuo siųstuvu telefonas tampa pulteliu,
tad galėsite valdyti kitus įrenginius, pavyzdžiui, televizorius ar kondicionierius. Taip pat Xiaomi 12 turi unikalią vartotojo sąsają pavadinimu MIUI 13. Ji paremta Android 12 operacinė sistema. MIUI 13 iš kitų gamintojų išsiskiria gausiomis animacijomis. Taip pat ši vartotojo sąsaja suteikia daug galimybių susidėlioti telefone viską pagal savo norus. Dar vienas šio išmaniojo pliusas – kameros. Žiūrėti į nuotraukas užfiksuotas su šio telefono triguba kamera, tarsi grožėti saulėlydžiu. Niekada neatsibosta. Pagrindinis objektyvas dienos metu vaizdus fiksuoja itin detaliai. Vaizdas ryškus, o spalvos gal net sodresnės nei realybėje. Taip gražiau? Na, čia jau skonio reikalas. Pagrindinė kamera taip pat turi optinio stabilizavimo sistemą. Tad net jei ranka sudrebės, nuotraukos tai tikrai nesugadins. Pagrindinė kamera gali fotografuoti 50 megapikselių raiškos nuotraukas. Tiesa, su automatiniu režimu raiška bus mažesnė, bet dėl to nuotraukos bus kiek šviesesnės ir vietos užims mažiau. Ypač plataus kampo objektyvas irgi dirba pavyzdingai. Su juo įamžinsite ne vieną miesto panoramą. Ar tarkim, fotografuodami didelį būrį žmonių, užtikrinsite, kad niekas neliktų už kadro. Šis telefonas neturi optinio priartinimo, leidžiančio pritraukti vaizdą neaukojant kokybės. Bet čia į pagalbą ateina trečiasis objektyvas. Jis tikras profas, fiksuojant objektus iš arti. Išbandžiau, patiko. Dalinuosi keliais šiuo objektyvu iškeptais kadrais. Įdomu, kad su Xiaomi 12 galima filmuoti net 8K raiška. Neturite tokią raišką atkuriančią ekraną? Ne bėda. Šią raišką galima išnaudoti ir kitaip. Iš 8K raiškos video galite pasigaminti puikių nuotraukų, vos keliais paspaudimais. Nusifilmuojate norimą vaizdą, o vėliau ramiai išsirenkate tobulą kadrą, be jokių susiliejimų ar užmerktų akių. Lengviau nebūna. Fotografuosite naktį ar prastame apšvietime, dirbtinis intelektas Xiaomi 12 telefone tamsos visai nebijo. Jis puikiai apdoroja nuotraukas, vaizdai detalūs, o spalvos liuks. O jums galima ramiai kopti į fotografijos olimpą. Taip, Xiaomi 12 brangesnis už savo pirmtakus, bet ir lenkia tiek juos, tiek nemažai sričių ir pagrindinius savo varžovus. Tai jau turbūt supratote iš visų pagirimų, kuriuos išsakiau šiam telefonui. Pasikartosiu, vienas geriausių procesorių, patogiai viena ranka valdomas ekranas, konkurentus nutildantis garsiakalbiai ir kone žaibiškas įkrovimas. Tai puikus pasirinkimas tiems, kas vertina dinamišką gyvenimo būdą. Šis telefonas niekada nuo jūsų neatsiliks, net jei lėksite labai greitai. Kad ir kur būsite, kad ir ką veiksite, su Xiaomi 12 pramogų netruks. Šį kartą tiek. Nepamirškite prenumeruoti mūsų YouTube kanalą ir paskambinti varpeliu. Taip naujausios mūsų apžvalgos jūs pasieks pirmuosius. O didžiausių miestų bitės salonuose dirbantis mano kolegos profai mielai padės išspręsti bet kokį su išmaniaisiais įrenginiais susijusį klausimą. Na o aš sakau iki.